Buvo laikai, kai grimo meistrai vietoj blakstienų tušo naudojo batų tepalą. Ne todėl, kad taip norėjo, bet todėl, kad stigo kosmetikos priemonių. Tad šiandien galime džiaugtis, kad nei priemonių, nei talentingų grimo meistrų Lietuvoje netrūksta. Ir jie nuo 2022 metų renkami geriausio grimo dailininko kategorijoje. Kriterijus iš esmės yra tas pats. Tave tai turi tikinti. Tau tai turi neiškristi iš viso ekrane sukurto pasaulio. Kartais gal jis turi būti labai ryškiai matomas. Kartais jis turbūt turi būti visiškai nepastebimas. Tai yra priklauso, kokie uždaviniai keliami filme. Kaip visa tai yra sugalvota. Tai, man atrodo, toks tikslus įsiliejimas į bendrą filmo sumanimą ir be abejo kruopštumas, nes grimas tikrai čia labai svarbus dalykas. Tai atidumas, jautrumas galbūt ir aktoriams, ant kurių tas grimas dedamas, jų aktoriniai prigimčiai. 5 metus renkamas geriausias grimo meistras. Visus 5 metus tame sąraše yra Jurgitos Globytės vardas. Šiemet savo srities profesionaliai geriausiųjų 5 žengia ir pelno 5 sidabrinės gervės nominaciją už darbą filme Badautojų namelis. Tiek daug 5, tad gal šiemet Jurgitai jie atneš sėkmę. Grimo dailininkių duetas svariai savo pirštų pagalvėlėmis prisilietė prie filmo Renovacija. Giedrė Jarockaitė ir Rūta Padvelskytė nėra naujokės makiažo pasaulyje. Giedrė ir Rūta atsakingai žvelgia į savo darbą ir aktorių veidams suteikia daugiau vidinės išraiškos ir įsijautimo į vaidmenis. Gal jūs turit vandens? Filme Kinų jūra į pagalbą atėjo profesionalai iš Lenkijos. Su žymiuoju Deividu Linču dirbęs makiažo virtuozas Tomašas Saleckis ir tarptautiniais bei Lenkijos apdovanojimais už savo meistriškumą įvertinta Mira Vojček filmą nuspalvino dar tirštesnėmis dramos spalvomis. Pagrindiniai filmo Danka herojai Kasa Spynusi ir aktoriams atitinkamus įvaizdžius parinkusi Milda Petružytė Gucevičienė šiemet pelno 2 sidabrinės gervės nominaciją. Karjeros pradžioje televizijoje grimo dailininkė dirbusi Milda vėliau tikslingai pasuko į kino pasaulį, kurį puikiai perpranta. Prie dokumentinių trumpametražių serialų dirbusi grimo dailininkė Dalia Baltuškienė nestovi vietoje ir šįkart savo patirtį dalijo filmo Apsilankymas namuose komandoje. Daliai teko užduotis personažuose paryškinti bruožus taip, kad žiūrovas net suabejotų, ar čia personažai, ar žmonės iš realybės. Visada yra sunku išrinkti tuos 5, nes tikrai lietuviškas kinas labai išsivystė, labai išsiplėtė. Ir prisiminus dar gal visai netokius senus metus, kai tas nominacijas buvo vos galima surinkti tiesiog dėl filmų kiekio, tai dabar mes turim kitą problemą, kaip sutalpinti tą 5 visus filmus, kurie verti būti.